Nėra nieko, į ką negalėčiau transformuotis makiažo ir grimo pagalba. Per 5 metus įvairiausių transformacijų buvau viskuo, tai šiandien nusprendžiau vėl patestuoti savo gebėjimus ir pasiversti į varną. Šioje vietoje nėra svarbu, kaip aš užsidengsiu plaukus, kadangi vis tiek ant viršaus klijuosime plunksnas, svarbu, kad jie būtų uždengti. Čia vienas tų 3D Process grimų, kur pradžioje atrodo labai didelė nesąmonė, bet po to viskas atrodys labai gerai. Pasiėmus juodą pagrindą, pasidarau spalvos bazę ir tepu tiesiai ant veido ir galvos. Kadangi baigiau klijuoti savo pagamintas detalės ant veido, bus labai sunku kalbėti, tad palieku jūs tiesiog stebėti procesą. Aš manau, kad čia yra puikiai vieta sustoti, tai už kameros pasidarysiu baigiamuosius žingsnius ir grįšiu pas jūs jau su galutiniu įvaizdžiu. Kaip ir sakiau, čia toks labai 3D Process įvaizdis. Galutinis vaizdas kaip ir nieko, bet ar buvo man patogu? Ne, nebuvo. Buvo labai karšta, negalėjau nei kalbėti, nei kvėpuoti, todėl šitam įvaizdžiui duodu 8 iš 10. Komentaruose lauksiu jūsų vertinimo bei pasiūlymo kitai transformacijai.